Labadiena. Aš labai didžiuojuosi, kad mes pirmieji įdiegėm Lietuvoje dirbtinio intelekto klasę. Kas tai yra? Dirbtinio intelekto klasė arba klasės daugiskaita dirba su dirbtiniu intelektu nuo pradžios pamokos iki pačios pabaigos. Struktūra pamokos yra labai aiški. Iš tikrųjų, tai yra 4 pagrindiniai tipai pamokų. Svarbiausia, ką mes naudojam dirbtinį intelektą. Pirmas – informacijos surinkimui. Antras – informacijos prezentavimui. Trečias – informacijos struktūravimui, kūrybiniam rašymui ir svarbiausia – problemų sprendimui. Visą tai moksleiviai mokinasi pamokų metu ir svarbiausia – naudoja įvairiausias programas. Šiuo metu pagrindinės yra 4, o iš visų jų yra apie 20, kurias galima labai sėkmingai pritaikyti mokymo procese. Aš manau, kad jūsų vaikai turėtų ateiti mokytis į mūsų mokyklą ir išmokti dirbti su dirbtiniu intelektu. Kai kurie, žinoma, sako, dirbtinis intelektas reikia uždrausti. Neuždrausit. Kodėl? Todėl, kad tai yra naujas žingsnis, vadinkim, technologijų istorijai, o galbūt ir žmonijos istorijai. Todėl, kad tai yra visiškai naujas, vadinkim, įrankis žmonijai, kurio pagalba galima padaryti to, ko anksčiau negalėjom. Laukiam jūsų vaikų, tikimės, kad jie bus avangardas ateityje ir pasieks gerų rezultatų gyvenime. Smagu dirbti su naujais metodais.